Štai kokie paukšteliai čia skraido. Štai kokios čia yra laukinės saulėgrąžos. Jos matyt pačios pasisėja, nes netoliese yra aplinkui daug saulėgrąžų laukų kultivuotum. Ir va čia toks peizažas. Šiaip tie keli medžiai, tai čia yra labiau išimtis. Paprastai visur yra žolės. Mes esame dabar prerijose. Taip atrodo prerijos, tik tai, dar kartą pakartosiu, medžių paprastai nėra niekur. Plynas laukas tokių žolių. Tai yra dėl to, kad prerijose yra per daug sausa ir per dideli ekstremumai temperatūrų, kad būtų medžiai prisitaikę. Ir ten, mes tiesiog čia pernakvojam pakeliai, mes esam 3 mylios iki įvažiavimo iki Badlands nacionalinio parko su gražiais kalnais. Ir čia mes nakvojam pakeliai ir tuoj mes įvažiuosime į nacionalinį parką ir palaipiosim tais gražiaisiais kalnais. Vaikučiai labai susijaudinę, mes važiavom, dabar pasukom link jau parko paties ir pastebėjom, kad galima maitinti tos gyvūnėlius parašyta. Jie vadinasi prairie dog, prerijos šunys. Aš paskui pažiūrėsiu lietuviškai, koks pavadinimas tų gyvūnėlių ir jos galima maitinti. Aš jiems daviau riešutėlį, parašyta, kad tik tai sūriu maistu negalima. Įmetė. Jie buvo ką tik išlinę. Va, žiūrėkite, to aš priartinsiu. Radote viduje, čia yra jų olas, jie čia gyvena. Matai, jisai kasosi. Aha. Matai, smėlis yra. Taip, aš galvoju, man užkrito pavadinimas rusiškai, jie yra surok, kaipgi jie lietuviškai. Švilpikai galbūt tai yra. Jie taip švilpia juokingai, kai... Jo švilpia, kai būna pavojus. Tuoj mes juos rasim, aš čia, matau kelis. Oi, kokie jie stari ir faini. Mes ten galime nueiti. Ne, ten uždaryta mažylė. Galima tik čia vaikšti. Tu išeitė išlys, mažylė, palauk. Kokie jie gražučiai. Jiems galima mėtyti maistą ir jie tada valgo. Maja, išlindo. Bet šitie labai aštrus čia neįsim, čia tiesiog žiūrėsim iš tolo. Pažiūrėkit, kiek jų daug. Ir žvirbliai čia tikisi. Kažkokio dar mačiau, žiūrėkite, paukštis pagriebė. Riešutą, juodas tas. Čia kažkoks tai... Ten tokie juodi į varnienus lyg truputį panašus. Štai kaip jis žavingai valgo. Kaip voverė panašiai. Man atrodo, kad jie šitų Valgo, pažiūrėk, dabar kaip tik tokį riešutuką valgo. Kaip jie jokingai bėgė. Labą dieną. Mama, šitą. Štai koks mielas. Valgo. Kokie jie jokingi, stori tokie. Išlukštenti? O, jie iš karto griebė išlukštentus, daug geriau, ar ne? Aha, jiems lengviau išlukštentus, ar ne? Jo, namelis. Gerai. Taip žavingai valgo, pažiūrėk. Taip rankytėmis, lėtenytėmis laiko. Norisi sakyti rankytėmis. Labai mėly padariukai. Vaikai dabar lukštena, išsiaiškino, kad išlukštenti jiems patinka daug labiau. Kokie nuostabus jie. Jie valgo išlukštentus. Jiems labai patinka. Aš mačiau, kad vienas lukštena.
Paėmiau ir pabandžiau. Pabandė, aš mačiau, kad jie ir lukštena, bet jeigu yra išlukštentų, tai kam vargti, ar ne? Jeigu yra kas duoda. Va, Kristoferis numetė ir jisai valgo laimingas. Taip, jie taip cypauja, va kaip jie gražiai. Toj, jie taip labai gražiai rausia. Ko jie? Nu, matai, jisai čia valdymė įmečiau. Įmetei ten? Taip, ten, šitą bimą. Aha. Va, snakutis. Labas. Numesk jam išlukštentą riešutėlį. Oi, kaip jis garsiai. Jis išlindavo. Nori riešutuko? Prašau. Nenori? Ten du? Kokie jam fainučiai. Ir paukščių rūšis nematytas. Žiūrėkit, koks gražus šitas geltonas. Čia ką tik atskrido tokių juodų, tai buvo daug blizgančių, bet tas su geltona krūtinėlė, man naujas nematytas. Va, šitie paukščiai tai laukia, kol jiems iškris išlukštentas riešutukas, nes jie išlukštent negali. O va čia klasikinė prerija taip atrodo, vėlgi gan daug medžių, va ten matosi, kad jau daug mažiau. Iš karto knygos apie mohikanus man ateina į galvą. Bet kokia sausa žemė. Nebereikalo čia neauga medžiai. Ir kaip jie rausia tokioj kietoj žemėj. Kristoferis rado raudoną skruzdėlę. Oho, kokia graži ir didelė. Čia tikrai, palaukite, ar mano kamera ją mato ar ne? Va, tempia pagaliuką. Va, mes ją matom. Raudonas skruzdėlė. Gerai, aha, labai didelė raudona. Taip, tempia pagaliuką. Pažiūrėk viškai viršų. Aha, čia į viršų. Dar nori iš arti tuneliuką apžiūrėti. Skruzdėlynas, raudonas skruzdėlių. Raudonas skruzdėlynas. Kristoferis rado raudonus skruzdėlyną. Kur jis yra? Oho, gerulis. Čia yra skylė. Aha, radome. Čia yra dvi skylės. Mes apskritai labai mėgstam apžiūrinėti skruzdėlės, jas maitinti, stebėti jų kelius. Jo, bet pažiūrėk, visas jis yra praktiškai apačioj, po žemę, paviršiuje nieko beveik nėra, ar ne? Čia per daug karšta matyti ir vėjas stiprus, kad viršui kažką daryti. Raudonas. Kokios jos didelės. Jos maždaug... Kaip aš susidau šitas skruzdėlys? Na, jos beveik centimetro ilgio, nu gal 8 milimetrai. Bet kokia sausumo žemė. Ir mes ką tik iš kelių valandų atstumo atvažiavom, ten buvo tokios liūtis. Tikrai Maja rado dar vieną skruzdėlyną per tą laiką. Šitas aukštesnis, žiūrėkit, akmenukų prinešta. Jis yra aukštesnis, na to, bet jis tiesiog galbūt mažesnis. Ir ant mano skruzdėlių. Kadangi jos didelis, tai jos tempia, smėlio čia nepatempsi, jo čia nėra. Tai jos tempia akmenukus. Nu va, prašom smėlio. Įdomu, ar jos valgytų riešutų trupinius. Na ką, ima, taip, be abejo, skruzdėlis visur vienodas. Jas visur maistas susidomė.